Jūsų dėmesiui paprastas, bet neprastas spagečių receptas su daržovių padažu, kuris tiks net vegetarams. Tikslius ingredientų kiekius surašysiu komentaruose, o filmuke parodysiu tik pačią gamybos eigą. Gamybos procesą pradėkime nuo daržovių, kurias pirmiausia supjaušius reikės iškepti orkaitėje. Prieš kepant daržovės pašlakstykite aliejum. Daržovės priklausomai nuo to, kokią turite orkaitę, kepa iki valandos. Sekantis etapas: sudėjus daržovės į smulkintuvą ir užpylus šlakeliu aliejaus, jas būtina gerai susmulkinti. Kad garantuotai neliktų smulkių daržovių gabaliukų, aš dar visą masę perkošiu per sietą. Tada pilame grietinėlę, dedame druskos, šiek tiek pipirų, smulkintas petražoles ir jau turime būti uždėję virti makaronus. Padažui užvirus sudedame ant jų makaronus ir viską labai gerai išmaišome. Na ir viskas, belieka kviesti prie stalo šeimyną. Jei patiko šis mano receptas, nepamiršk paspausti patinka ir juolab, jei nepasiekęs riebų katiną, padaryk tai dabar, nes nuo šiol kas savaitę po vieną naują receptą nuo riebaus katino.